Sveiki atvykę į eterį su rašytoju. Čia kalbam su žmonėmis, kurie kuria, mąsto ir mato pasaulį kitaip. Aš esu Livita, šalia manęs Urtė. Labą. O už pulto Smiltė. Sveiki. Ir šiandien pas mus Kotryna Zylė. Jei esi girdėjęs apie lietuviškus mitinius padarus, bet galvoji, kad tai nuobodu, ji pakeis tavo nuomonę. Rašytoja, iliustruotoja, kūrėja, kurios knygos jungia mitologiją, vaizduotę ir šiandienos pasaulį. Labą dieną. Labą dieną, sveikos. Pirmas klausimas jums, kad pralaužti ledus, būtų, kaip jūs prisistatytumėt žmogui, kuris jūs pirmą kartą sutinka? Aha, turbūt pirmiausia vis tiek pasakyčiau, kad esu rašytoja arba knygų autorė, gal sakyčiau, net nežinau. Nes man turbūt dabar svarbiausia mano gyvenimo dalis yra tai, kad aš rašau knygas, o jeigu kas nors lieptų apibendrinti tiesiog, kas man gyvenime svarbiausia, tai gal sakyčiau istorijų pasakojimas, net nebūtinai užrašyti, bet tiesiog tas istorijų išgalvojimas ir pasakojimas. Norėjome dar jūsų būtinai paklausti, o kaip jūsų atrodo kūrybinė rutina? Ar labiau viskas tvarkinga, suplanuota, ar chaosas? Tai chaoso turbūt gana daug. Aš dabar rašau jau 11 metų. Tiksliau, 11 metų prabėgo nuo pirmosios mano knygos pasirodymo, tai nuo tada, kai pradėjau rašyti jau 13 metų, nes rašiau 2 metus. Žodžiu, per 13 metų nieko nebuvo pastovaus, nes per tą laiką pradžioje pradėjau rašyti, kai dar neturėjau vaikų, paskui gimė vienas vaikas, turėjau leliuką, pasikeitė irgi darbų visa tvarka, kada darau. Paskui atsirado antras vaikas, tada bėgdavau nuo jų į biblioteką rašyti ten valandai ar porai per dieną. Ir dabar tiesiog jau turiu aiškesnės dienas, nes mano vaikai eina į mokyklą ir stengiuosi tiesiog, didžiausias iššūkis yra prisėsti bent kokias porą valandų per dieną skirti knygos rašymui. O kodėl jūs nusprendėte tapti rašytoja? Šiaip visai juokinga istorija. Aš visą laiką norėjau rašyti ir turėjau jau kažkokių minčių, gal kai baigiau dailės akademiją, dar studijavau dailės akademiją ir galvojau, aš studijuoju dizainą, galiu sukurti knygos dizainą, iliustruoti irgi mokausi. Galiu sukurti iliustracijas, istorijas visą laiką rašiau, kaip ir galėčiau sukurti knygą vaikam ir būtent apie vaikus galvojau, nes man kažkaip vaikų literatūra visai labai labai patiko, net jau būnant studente. Bet jau, kad tikrai sėsčiau rašyti knygos, tai aš buvau labai juokingoj tokioj paskaitoj, kur net aš turėjau palaikyti tiesiog kompaniją vienai, ir draugiai, bet jinai mano vyro sesuo yra. Ir ten buvo tokia motyvuojanti paskaita, kaip jums atrasti save, ten ką daryti gyvenime. Ir mes visiškai su vyru tai vartėm akis, kaip čia nesąmonė, kodėl mes čia atėjom ir, žodžiu, kaip mums čia niekas neįdomu. Bet ten buvo toks pratimas, užsimerkti. Ir beje, tinklalaidės klausytojam ir jum irgi galiu tą pasiūlyti, išbandyti, arba dabar, arba po tinklalaidės. Užsimerkti ir įsivaizduot, kad jeigu tau liko gyventi metai ir po jų žinai, kad viskas tikrai baigta, ką tu darytum tuos metus? Ir ten buvo taip, kad metai, paskui turi apmąstyti, kas jeigu tik mėnuo lieka ir paskui jeigu viena diena. Tai jeigu viena diena aš ten galvau, kad valgyčiau kažką daug ir skanaus, bet per mėnesį, man rodos, aš galvojau, jeigu liktų mėnuo gyventi, kad aš parašyčiau knygą. Naiviai tikėjau tada, kad mėnesį užtenka parašyti knygai, kai iš tikrųjų dabar rašau metus arba 2. Bet aš supratau, kad jeigu man taip norėtųsi, tai vadinasi, reikia tiesiog sėsti ir parašyti tą knygą, nes tai turbūt yra svarbiausia, ko aš noriu. Tai va, tai taip, ir čia buvo tikras dalykas, vartėm tas akis ir dabar aš gal nerekomenduočiau tą paskaitą, bet taip nutiko, kad po to išėjus aš sėdau ir per 2 metus parašiau knygą pirmąją. O jums rašymas knygos yra laiko pasimėgaujimas, ar tai darbas, greičių pinigai ir ar dėl savęs darote? Tai tikrai turiu nuvilti tuos, kurie norėtų rašyti ir iš to užsidirbti pinigų daug, nes tikrai niekaip pinigais negalima sumotyvuoti, kadangi manęs kartais klausia susitikimuose, kiek uždirba rašytojai, tai aš galiu pasakyti, kad
kaip pavyzdžiui, aišku, šiek tiek įvairuoja, bet kad būtų toks nuojauta maždaug, kaip tai atrodo, tai, tarkim, knygą rašau, sakykime, metus, čia toks sėkmingas atvejis, kaip per metus parašau knygą. Ir jos, tarkim, leidykla atspausdina, užsako ten spaustuviai ir išleidžia 2000 vienetų tiražą. Tai čia toks normalus tiražas. Ir jį, tarkim, per metus parduoda. Tai aš metų gale, tada jau metus rašiau, tada metus laukiau, kol parduos. Aš gaunu maždaug 2 vidutiniškų algų dydžio honorarą. Gaučiau 2 mėnesių. Nors rašiau metus, o paskui laukiau dar, kol parduos metus. Na, aišku, kažką jau kitą gal rašiau. Tai faktas, kad turi turėti įvairiausių papildomų veiklų, kad turėtum iš ko gyventi, tai tikrai ne dėl uždarbio, bet pasitenkinimo yra labai labai daug. Ir be to kitos veiklos irgi gali kilti iš to, kad rašai knygas. O kokios tos veiklos būtų? Kuo užsiimate jūs? Taip, tai mano atveju aš daug keliauju po bibliotekas, po mokyklas, vedu edukacijas ir yra ir kultūros pasas, pavyzdžiui, Lietuvoje. Ir bibliotekos rašo projektus ir jos gali tiem autoriam, kurie atvažiuoja, sumokėti tiesiog honorarus. Tai po truputį taip susiduri tą savo gyvenimą. Yra rašytojų, kurie turi darbą, kažkokį pagrindinį, kitą. Aš mėtausi tarp įvairiausių veiklų, jos visos yra susijusios su literatūra, organizuoju ir svetimus renginius, ir savo tas edukacijas vedu. Ir aš per rašymą atradau didžiulį džiaugsmą susitikti su mokiniais, nuo pačių mažiausių iki pačių vyriausių. Iš tikrųjų, man taip patinka tie susitikimai, kad turbūt ne mažiau nei pats rašymas. Nors aš to neplanavau, galvau, kad man tiesiog labai faina parašyti knygą. Tai va, bet atradau ir tuos susitikimų džiaugsmą ir dabar praktiškai iš tokių veiklų ir gyvenu. O ar jūs savo vaikus vedatės kartu į kažkurias edukacijas ar šiaip veiklas, kurias pati darote, kad supažindintumėte juos su savo darbu? Taip, mano vaikai yra 4-okė dukra ir 2-okas sūnus ir jiems tikrai nemažai yra tekę būti mano renginiuose. Nors kai važinėjau po mokyklas arba bibliotekas, tai aišku jų nebūna, jie savo užsiema veiklomis, bet yra tekę. Aš pati kartu su kolegomis organizuoju literatūros festivalį. Ir dažnai būnu pakviesta į kitus literatūros festivalius. Tai jeigu tik susijęs su vaikų knygomis, aš visada juos vežuosi ar veduosi. Tai mano knygų jie jau nebenori skaityti, nes sako, kad yra tiek daug prisiklausę tų pristatymų, kad maždaug viską ir taip žino ir dar skaityti būtų tiesiog nuobodu. Bet yra viena audio formatu išklausę, tai kitos dar jiems reikia irgi paaugti iki kai kurių. Tai va, tai nemažai jie tame būna, bet man labai smagu. Ir smagu, kad aš su kitais autoriais irgi turiu įvairiausių susitikimų ir veiklų ir mano vaikai patiria daug įvairių skirtingų knygų. Daugelis jaunimo sako, kad knygos yra per ilgos. Kaip manote, kaip knygos gali išgyventi skrolinimo amžiuje? Vat minėjote apie audio knygas. Ar manote, kad tai yra išimtis? Galima audio knygą skaityti, klausyti, jeigu norite skaityti. Manau, kad galima, bet nežinau, ar tai yra tas išsigelbėjimas knygoms, tapti audio knygomis, nes klausant audio knygos, jeigu iš tikrųjų sunku yra su dėmesio nulaikymu, sutelkimu, tai nušoks mintis. Man atrodo, kad su audio knygom visai irgi gali pabėgti ta mintis ir neišlaikyti dėmesio knyga, bet pavyzdžiui, aš manau, kad knygos keičiasi kartu su skaitytojais, keičiasi rašytojai ir šiuolaikinė literatūra skiriasi nuo tos, kuri buvo rašyta prieš 100 metų. Ir mums yra sunkiau skaityti knygas klasiką, ne tik dėl temų, bet ir dėl to, kaip jos parašytos. Jos yra ištestesnės, žmonės turėjo daugiau laiko, kitaip tą savo dėmesį telkia. Ir aš manau, kad šiuolaikinio autorių irgi yra užduotis, ypač rašant vaikams ir jaunimui, mokėti taip sudalinti ir pateikti tą informaciją, kad skaitytojo dėmesį sulaikytų. Tai ir vaizdais, ir dizainerio čia yra darbo. Aš, pavyzdžiui, irgi visai ką maketuoju tekstą, kad jis būtų patogus skaityti. Ir skyrių trumpumas, ir knygų ilgumas. Taip, knygos trumpėja. Ir, pavyzdžiui, aš kai rašau, man maždaug taip iki 200 puslapių įsivaizduoju, kad turėtų būti knyga jaunam skaitytojui. Ir net ir ne jaunam skaitytojui. Iš tikrųjų ir suaugusiųjų dėmesys yra dabar jau toks sunkiai nulaikomas.
Pop Pop klausimas. Jeigu galėtumėte pasirinkti vieną supergalią, kokia ji būtų? Vieną supergalę. Gal gydyti. Pirma mintis tai, kad gydyti, jeigu dėl kitų, o jeigu dėl savęs, tai gal norėčiau galėti teleportuotis. O kai buvote maža mokinė, ar nes kaip studentė, ar jūs lankėte kokius būrelius, užsiėmimus, ėjote kokias diskusijas, kad atrastumėt savo kelią, ar netgi kas jums padėjo vaikystėje būti dabar rašytoja? Kas padėjo būti rašytoja, tai turbūt tiesiog knygų skaitimas. Ir mano tėtis, kuris turėjo be galo didelę biblioteką ir aš į bibliotekas jokias net neidavau, nes turėjau tiek knygų namuose, kad nekildavo klausimas, iš kur jų paimti. O būrelių, taip, aš lankiau muzikos mokyklą, nuo pat 1 klasės lankiau. Na jo, net ne būrelius, o tokius visas mokyklas papildomas lankiau. Paskui gal 6-7 klasėje aš pajutau, kad mane labai traukė dailė, bet jau lankiau muzikos mokyklą, kurioje atėmė gana daug laiko. Ir mano tėvai visiškai kažkaip nematė jokios prasmės į dailę leisti, ar kažkokį ypatingo talentą mano neišvelgė gal. Bet aš pati taip norėjau, kad aš susiradau pradžioje ten pas kažkokią mokytoją jau privačiai. Net ne privačiai, ten irgi buvo Čiurlionio menų mokykla, manos būrelis buvo. Draugė mano lankė ir aš irgi kartu pradėjau lankyti. O paskui tiesiog susiradau dailės mokyklą ir ją įstojau. Pati nuėjau į egzaminus, viską išlaikiau, bet jau buvau 8-okė, tai vat jūsų amžiaus, kur nieko aš su tėvais nederinau. Aš pasakiau, kad aš labai noriu, aš bandysiu įstojau ir tada man netgi kirtosi, nes lankiau ir muzikos mokyklą, ir dailės mokyklą. Visos dienos buvo kiaurai užimtos, o viena diena buvo, kai vienu metu ir muzika, ir dailė vyksta. Ir man mama vis primena, kad aš tada jai pasakiau, kad aš tą dieną lankysiu dailę, nes man dailės reikės gyvenime, o muzikos ne. Ir iš tiesų taip ir yra dabar. O minėjote, kad patiko nuo vaikystės jau skaityti knygas. Kokio žanro knygas mėgote ir galbūt dar iki šiol mėgstate? Aš šiaip mėgau visas knygas iš eilės, kai skaitydavau, tai tiesiog skaitydavau kiaurai, bet tokį saldumą, atsimenu, skaitant, tai pavyzdžiui, Siaubo autobusą. Atsimenu, kai atsirado Siaubo autobusas ir dabar yra tų Siaubo autobusų perleistų knygų, bet tada, kai aš buvau maža, tai ten pirma dalis tik buvo parašyta, dabar jų yra gal 14, nežinau. Bet man tas siaubas, bet irgi va tos istorijos tokios šiuolaikinės tarsi, bet baisios ir aš atsimenu tą tokį, kaip gal guilty pleasure galėčiau pavadinti, kur tiesiog labai malonu, nors gal ir negalvoju, kad labai vertinga ta literatūra, bet skaitai su dideliu pasimėgavimu. O minėjote, kad jums nuo pat vaikystės labiau gal patiko dailė, o ką dabar pasirinktumėte, kas jums labiau patinka, ar iliustravimas, ar vis dėlto rašymas? Oi, tikrai rašymas. Aš labai džiaugiuosi, dabar esu parašiusi iš viso 7 knygas ir 2 iš jų yra iliustruotos ne mano iliustracijomis. Ir iš tiesų taip gera, kai kažkas kitas tuo pasirūpina. Aišku, kad aš visą laiką galėjau kažką kviesti, iliustruoti ir pati likti tik prie rašymo, bet yra to tokio džiaugsmo, kai tu matai knygą kaip visumą, kai gali apgalvoti ir kur versis puslapis ir kad ten noriu nupiešti būtent ką aš noriu, nes vis tiek aš studijavau vizualiuosius menus ir man tas vaizdas yra labai svarbus. Bet mano ranka tikrai labiau manęs klauso rašant, aš rašau taip, kaip noriu. Gali kažkam nepatikti, gal ir panašiai, bet rašau lygiai taip, kaip įsivaizduoju, kad turi būti parašyta knyga, kaip norėčiau skaityti parašytą knygą. O iliustruoju tikrai ne visai taip meistriškai, kaip norėčiau. Ir žinau daug geresnių dailininkų už save. Tai tikrai nepažadu, kad aš nebeiliustruosiu ateityje savo knygų, bet man tai nėra toks malonus užsiėmimas kaip istorijų pasakojimas. Pasakojate pirmai, kad 8 klasėje jau pradėjote už save kalbėti, savo nuomonę turėti labiau. Bet kai jūs pasakėte savo tėvam, kad būsite rašytoja, jūs toks buvo kelias į gyvenimą. Kokia buvo reakcija? Ar jie džiūgavo, džiaugiasi, kad jūs būsite rašytoja, taip sakė, gal geriau tu būk kažkuo kitu, taip?
Na, matai, kadangi rašytojas ta profesija, tai ne taip, kaip stoji į universitetą, bet ir kad būsi rašytoja. Tai nutiko tiesiog parašius pirmą knygą, ją išleido leidykla ir aš žinau tada, kad rašysiu ir antrą knygą. Tuo metu dar dirbau dizaino studijoje. Tai pirmą knygą, iškart pasakysiu dėl amžiaus, pirmą knygą aš parašiau, kai man buvo 26 gal pradėjau rašyti, kai buvo 28 baigiau. Tai jau buvo po studijų praėję nemažai metų. Aš turėjau įsteigusi su savo drauge, studijų irgi kursiokė, dizaino studiją. Jį vadinosi Prim. Labai nesolidus pavadinimas, bet mums labai patiko. Ir mums puikiai sekėsi. Mes kūrėm dizainą, tai reiškia, kūrėm logotipus, kūrėm įvairiausios ten internetinės svetainės, plakatus ir taip toliau. Ir mums tikrai labai gerai sekėsi. Ir aš galvojau, kad aš visą laiką rašysiu šalia, kaip papildomą veiklą turėsiu rašymą. Ir gal tik prieš 5 metus nuo dabar aš jau apsisprendžiau, kad tikrai gyvensiu tik iš literatūrinių veiklų ir iš rašymo, nes pamačiau, kad tiesiog nebespėju daryti ir dizainų kažkam, ir savo knygų, ir tų edukacijų. Tai mano tėvai, ką aš žinau, mano mama nėra labai laiminga, gal kad aš esu rašytoja, jinai aišku manim didžiuojasi ir aš šitą nėra labai laiminga, tai sakau truputį su šypsena, nes ji be galo manim didžiuojasi, man ten viską pasakoja, ką kokia draugė perskaitė, kieno anūkai skaito, dabar kai suaugusiam parašiau ir ką draugė skaitė, ką sakė, bet kad ta menininko profesija, jai apskritai menininko profesija niekada netrodė kažkas labai siektina ir maždaug iš ko tu gyvensi. Tėtis visai pats buvo toks paplaukęs, nors jie abudu, mano tėvai yra matematikai, jie susipažino studijuodami matematiką, tai šiaip atrodo tokie labai tikslų žmonės, bet mama ir yra labai tiksli ir tvirtai stojanti ant žemės, o tėtis man tų knygų begalę priskaitęs, jisai taip džiaugiasi, kad aš rašau knygas, taip manim didžiuojasi. Tai mama visada palaiko, bet vis pakraipo galvą, kad kažkokį gal kokį mokslinį darbą galėtum, gal kokią doktorantūrą pastudijuoti. Ir niekaip, nors dabar jau man labai gerai sekasi su knygom, niekaip iki galo nėra to priėmus, kad viskas, aš rašytoja, viskas su tuo gerai, jai vis atrodo labai neužtikrinta. O tėtis tiesiog džiaugiasi. O tai turbūt gal labiau į tėtį. Taip. Aš manau, kad esu tėčio vaikas toks iš panašumo. O jūsų vaikai sakytumėt labiau į jūs ar į vyrą? Geras klausimas. Sunku dar pastebėti, reiks pažiūrėti, kaip jų gyvenimas klosis, ką jie veiks. Bet kol kas tai namuose dažnai yra dukra tokia mano kopija, bent jau elgesio. Aš atpažįstu, net kartais nenoriu atpažinti, bet atpažįstu, kad kalba mano balsu, pamoko kažką, paaiškina. O sūnus yra labai panašus į vyrą tuo, kad jie nuolat juokauja ir žaidžia, kas yra labai smagu. Aišku, kol neužknisa ir nesinori pamokyti tada. Tai kol kas dukra mano perėmusi savybę, sūnus vyro, bet visko ten yra prisimaišę, tai žiūrėsim. O kaip prisimenate save jų amžiaus, pavyzdžiui? Jų amžiaus, tai iš tikrųjų sunku net prisiminti. Labai seniai buvo ta 2 ir 4 klasė, bet aš tik tai žinau vieną dalyką, kad man visąlaik labai buvo svarbu kurti. Labai ir net tiksliai nesupratau, ką reiškia kurti. Bent jau prieš miegą aš visąlaik įsivaizduodavau, kurdavau galvoje istorijas. Nuo pat kiek save pamenu, tėvam tas istorijas pasakodavau arba užrašydavau, arba vaidindavau spektaklius vieną, monospektaklius miegamajame susadinus visą šeimą. Ir, žodžiu, kažkaip tiesiog labai norėjau pasakoti istorijas. Ir man tiesiog buvo tas jausmas vis augant, kad aš vis daugiau galiu, kad jau galiu, nežinau, kažkokiuose konkursuose dalyvauti. Mano tėtis, jis mane ir labai palaikydavo. Aš esu, pavyzdžiui, 2 klasėje dalyvavus konkurse, kuris buvo skirtas gimnazistams, nes mano tėtis, nežinau, ar jis nesusipratęs buvo, ar tikrai toks labai palaikantis, sakė, o tai kodėl ne, jeigu nori parašyti rašinį, parašyk. Ir gavau kažkokį ten papildomą prizą kaip mažoji entuziastė. Bet tas iš tiesų šiaip aš galvoju, kad labai faina, kad mano tėtis man labai skatindavo taikyti ten, kur tarsi visai ne man skirta, visai ne pagal amžių, visai pagal apibrėžimą ne tam. Bet jis sakydavo, kodėl ne, tai pabandom.
Ir aš po šiai dienai nežinau, ar jis norėjo mane paskatinti, ar jis tikrai pats irgi nesigaudydavo, kad ten ne visai man vieta. Bet kaip bebūtų, tai įkvėpia visada bandyti tai, ko tu nori, o ne kur pagal aprašymą parašyta, kad tau čia tarsi tinka. Žodžiu, kur nori, varyt ir pabandyt. O gal pavyks, nes kad jeigu nepabandysi, tai jau faktas, kad nepavyks. Tai va. Pop klausimas, jeigu turėtumėte galimybę būti mitinė būtybė, kokia būtumėte? Man būtų labai sunku taip ekspromto atsakyti, bet aš šitą klausimą esu gavus jau ir esu apgalvojus atsakymą, aš būčiau vėjas. Yra mitinė būtybė, vėjas, yra sakmių apie vėją, kurį ten ar sužeidžia, arba jis tiesiog pučia ten ir nupučia, įsižeidęs, nupučia kam nors stogą, trobos. Tai aš galvojau daug ir įvairių yra tų būtybių, ir rūšių, ir galingų. O vėjas, man toks fainas, jis tiesiog pučia ir yra labai laisvas ir lakioja, pučia ir niekam nei per daug gero, nei per daug blogo nepridaro. Tai va, norėčiau būti vėju. O ar skaitote pati knygas, kurios ir taip pat susijęs su mitinėm būtybėm? Taip, iš tikrųjų, aš visiškai mėgstu skaityti apie tai, ką aš pati rašau, tokio tipo knygas. Tai mėgstu tiek vaikams, jeigu yra su mitologija susiję, tiek suaugusiems, jeigu yra maginio realizmo knygos ir visai ir atrasti. Ir taip pat ir Lietuvoje, kai būna autoriai, pavyzdžiui, parašo, šiaip, kai rašai, yra labai baisu, kad tuo pačiu metu nepasirodytų labai panaši knyga, kaip tu parašai. Ir taip amžiais nutinka šiaip. Labai daug rašytojų yra susidūręs tuo, kad ten parašo apie kokį 90-metį ir dar 2 autoriai nieko nežinodami tuo pačiu metu rašė, nes tarsi pribrendo gal ta tema. Tai viena vertus man irgi visai ką būna baisu, kad su kažkuo mes sutapsim, atkartosim vienas kitą ar vieną kitą, bet kaip skaitytojai būna žiauriai fainai, jeigu kažkas parašo irgi tą temą, nes tiesiog labai įdomu skaityti, labai artima ir aš manau, kad irgi ir kitiems skaitytojams, kuo daugiau autorių panašia tema rašo, tuo geriau, nes juk kai pabaigi knygą, kuri labai patiko, eini į biblioteką ir sakai, duokit man ką nors panašaus. Tai tada kaip ir labai gerai, jeigu yra keletas autorių toj pačioj temai. O kai skaitote knygas, ar jūs skaitote, kadangi apie mitinės būtybės rašote, ar jūs apie jas ir toliau skaitote, ar kokį kitą žanrą skaitote? Jeigu taip, ar turit kokį mėgstamiausią gal rašytoją? Tai taip, tai kaip ir minėjau, kad man patinka kitos knygos, kur irgi žaidžiama, nebūtinai mitologija, bet tradicijom, bet jo, ir mistika mitiniam tom būtybėm. Tai iš lietuvių autorių vaikam rašančių aš paminėčiau Neringą Vaitkutę, kurios knygos man labai patinka, Klampynių kronikų tokia 3 dalis, tai aš pradžiai skaičiau savo, paskui kai priaugo vaikai, labai džiaugiausi, nes skaičiau vaikam ir jiem irgi labai patiko. Tai va, tai Neringa Vaitkutė tikrai puikiai rašo ir panašioj temui nardo, aišku, rašo savaip. Iš suaugusių autorių, tai man labai patinka estų rašytojas Andrius, aš sakau Andriu, kaip ten kitaip tarėsi, Kivirakas. Jo knygos yra Žmogus mokėjęs gyvačių kalbą arba Jaujininkas, labai fainas knygos. Jis yra įkvėpęs irgi tokį suomių rašytoją, neatsimenu jo pavardės, bet jis parašęs yra Lydekaitės burtai, kur irgi Suomijai, tarsi šiuolaikiniam pasaulyje. Šiais laikais vyksta žurnalistė į Laplandiją ir ten susiduria su krūva mitinių būtybių. Tai labai smagu, kad yra ir suaugusiems rašančių autorių, kurie tokias pasakas suaugusiems. O ką pastarąjį kartą skaitėte, kas galbūt, kaip čia paaiškinus, galbūt jūsų rašymo stilių, kad ir pakeitė, arba tiesiog, taip. Tai čia būtų iš suaugusių literatūros. Aš baiginėjau rašyti romaną Mylimi kaulai, kuris dabar yra pasirodęs jau beveik prieš metus, tais metai. Suaugusiam, pirma mano knyga suaugusiam. Ir ten yra gedulo temos, yra mirties temos ir irgi labai daug tų lietuviškų tradicijų. Ir aš skaičiau jau pabaigus ar beveik pabaigus gal savo romaną, skaičiau Max Porter, tokią rašytojo knygą Tamsios sielvarto plunksnos. Ir ten rašoma apie kaip vyras ir 2 vaikai, 2 berniukai gedi mirusios mamos.
ir jiems per tą gedulą padeda keliauti varnas. Toks veikėjas, kuris kalba knygoje, jis labai žaidžia kalbą, jis juokauja, jis kaip ir padeda, bet kartu ir tyčiojasi, labai labai daug sumišusių jausmų. Ir nuostabiai parašyta ta knyga, labai daug žaidimo žodžiais, labai išversti, manau, ją buvo sunku. Marius Brokas išvertė. Tai va, ir aš kai perskaičiau tą knygą, ji labai daug sukėlė jausmų apie tą gedulą. Ir kaip tik, nes jie visi gedi mirusios mamos. Ir tada aš grįžau prie savo romano, kuris jau buvo beveik pabaigtas. Ir vieną skyrių jame dar permaščiau. Ir ne tai, kad perėmiau to rašytojo Max Porter stilių, bet jis privertė mane stabtelt ir dar giliau pažvelgti gedulą ir truputį taip savo kūrybai irgi pasitelkti. Turbūt nežinantis nesuvestų, bet aš žinau, kad būtent apmaščiau ir truputį perrašiau vieną skyrių perskaičius tą knygą. O kaip jums kilo idėja parašyti suaugusiems žmonėms knygą, o jau ne vaikam? Ar tai buvo, vieną dieną parašysiu tokią, kitą tokią knygą, ar tiesiog jau atsibodo gal vaikų knygas rašyti? Tai iš tiesų labai dažnai manęs kažkas to klausia, kodėl aš parašiau suaugusiam ir čia toks didelis tarsi žingsnis. Bet aš rašiau iki tol labai skirtingo amžiaus vaikam ir paaugliam. Esu parašius knygą kūdikiams ir nupiešus, iš tikrųjų, kartoninę knygelę. Esu parašius paaugliams 14+ amžiaus jau sukeistą romaną. Tai man buvo jausmas, kad aš jau esu taip stipriai pašokinėjus tarp skirtingų amžiaus skaitytojų, kad turbūt nuo tų vyriausių paauglių žingsnis į suaugusių literatūrą buvo labai mažas, lyginant tarp kūdikių ir paauglių knygos. Ir man vis tiek pirmiausia mintyse kyla istorija, kažkokia istorijos užuomazga, kažkoks įdomumas. Ir tik tada aš jau galvoju, kokiai čia amžiaus grupiai būtų skirta. Tai man tiesiog šovė mintis apie moterį, kuri lentynoje laiko mylimų vyrų kaulus. Ir skamba truputį šiurpiai, taip ir yra. Tai nėra detektyvas, nėra siaubo istorija. Na, bet kaulai lentynoje yra. Ir nuo tos minties prasidėjo, kad tai jau tikrai nebus knyga nei vaikam, nei paaugliam, bus suaugusiems. Ir taip aš ją ir parašiau. Bet tokio tikslo parašyti suaugusiam arba pasakyti, kad man atsibodo rašyti vaikam ar paaugliam, tai tikrai ne. Aš tikrai rašysiu vaikam ir paaugliam, man tai yra nuostabus žmonės, nuostabios amžiaus grupės skirtingos. Tiesiog man turbūt nenuobodu gyventi, kai aš šokinėju tarp skirtingų auditorijų. Aš, mėly klausytojai, primenu, kad šiandien kalbėjome su Kotryna Zyle, rašytoja ir iliustruotoja. Ačiū Jums už pokalbį. Ačiū labai Jums.